Nu, normaliai filmuoja? Pasirašyti turi. Ai, você skaičiaus? Mano, gal diplomas baigiu išsidėlioti. Galbūt aš kas nors norėsiu užsirašyti, kaip sakyti, nežinau. Man nepatinka. Tas... Visą tas buvo kaltelėlė, žiūrėk. Čia buvo įsivaizduoti. Nors gal dar galėtų. Aš vakar O kur tu tokias malas užsidarys betoną? Tu man duok? Čia Nigeris, gal. Arčiau. Neįkasi. Kaip rytiniam studentų turlėtis. Malonu. Tai kągi, sveiki visi fotografai ir fotografės ir jūs smalsuoliai atėję pagerbti. Džiaugiamės atidarę pirmą fotoklubo, Vilniaus universiteto fotoklubo parodą. Buvo daug darbų, 300 beveik darbų buvo, 54 autoriai. Komisija sunkiai vargo sprendė, bet iš pradžių ne apie tai. Iš pradžių porą sakinių pasakys fotoklubo prezidentas Tadas Šarūnas apie fotoklubą, bet ne daugiau kaip 3 sakymus. Dabar galima sakyti, kad fotoklubas yra ir eina pilnu greičiu, pagreitis kyla ir toliau kils. Kviečiu prisijungti į mūsų, kaip sakoma, vėžėčias.
nes yra ką nuveikti ir galima veikti tikrai. 4 sakiniai dar duodė. Vertinant, toliau einame prie formalumų. Vertinimo komisija sudarė Vėtrė Antanavičiūtė, Fotomenininkų sąjungos valdybos, Gindonas Trimakas iš Dailės akademijos, Vytautas Michelkevičius, tai aš iš fotoklubo, ir vertinimo komisijos pirmininkas buvo Skirmantas Valiulis, gerbiamas fotografas ir kino kritikas. Norėčiau, kad jis taptų keletą sakinių. Keletą sakinių, tai linkėjimai visiems vadovams, ypatingai, kadangi, kai skaitai Lietuvos aidą, tai jūsų paroda kabo ilgiau negu pusmetį Kaune, studentų fotoklube, nors ten jūs turbūt nepadavė jau nėra. Seniai, tai va linkiu, kad su šitą parodą taip ir atsitiktų, kad kabotų pusmetį vienoje vietoje, pusmetį kitoje, pusmetį trečioje, nes taip ilgai laukta buvo Vilniaus studentų invazija į fotografiją. Jos jau 20 metų nebuvo. Kolegos jau ir užmiršė ir nežinojo ir negirdėjo, kad buvo studentiška fotografija ir net tarptautinė paroda Vilniui tais ne visai šviesiais sovietiniais metais. Dabar viskas iš naujo, puiku, pirmin. Na, ko nelinkėčiau, tai prarasti savo veidą šiandien toj gausybė informacijos, fotografijos irgi. Jūs patenkate į labai pavojingą situaciją. Daugiau kaip 120 debiutų fotografijų šiemet. Jaunimo metai, valio. Bet kitąmet jau linkėčiau iš to 120 ir dar mažiau išsiskirti savo darbais ir tapti lyderiais fotografijai, pakeičiant ir senimą, ir kitas kartas, ir nešant tą fotografijos tradiciją, kuri Lietuvoje yra pakankamai stipri ir gera. Į priekį. Tai tie keli sakiniai. Ačiū! Taip pat norėčiau padėkoti visiems, be kurių nebūtų įvykusi ši paroda, tai Lietuvos technikos bibliotekų už patalpas, generaliniam rėmėjai Gedminui Zdančiui ir Fototechnikai jo įmonį, kur įsteigė pagrindinius prizus, diplomų dizaineriui, ir Nerijui, ir Vilniaus jaunimo gamtos apsaugos draugijos jaunimo klubui, už padovanotus paskolintus rėmus. Lietuvos Fotomenininkų sąjungai už įteiktus paskatinimo prizus. Ir dabar norėtume... Ypač už dalyvavimą, nes aš taip, pavyzdžiui, sakyčiau, aš labai jūsų atsiprašau, nes jūs neįvertinau, kai gavom 54 autorių darbus, tai man buvo toks labai malonus nustebimas. Tai aš labai atsiprašau, kad jūsų neįvertinau. Ir dėl to atsiprašom, kad galėjau galbūt ir daugiau autorių kalbėti, bet tiesiog netilpo. Tai va, dabar norėčiau pakviesti generalinį rėmėją Gedminą Zdančių, kad įteiktų pagrindinius prizus. Ir Skirmantą Valiulį, kuris stovi šalia mane. Taip, po ilgų ginčių, pirmą vietą tai gal nuo paskutinės. Nuo trečios. Nuo 10. Tegul įtampa auga iš. Gerai, trečią vietą užėmus fotografijos konkurse Inside Out. Ir komisijai nusprendus apdovanojame Moniką Skerytę. Jūsų mažiausiai diskusijų. Čia gerom linkime sėkmės ir dalyvaujame. Ačiū labai, kad užduodu darbus. Toliau VU fotoklubas sveikina Moniką Požerskytę, jaunimo fotografijos konkurse Inside Out, sužadėjus komisiją ir laimėjus antrąją vietą. Čia garbės Dailės akademijai. Monika! Kur Monika? Nu, turbūt Amerikoje. Nėra Monika, o kas nors gal gali prizą perduoti? Kas gali prizą perduoti? Perduosim. Jei būtų kaip šis. Ne, čia perduosiu. Ir pirmąją vietą užėmus sveikiname Donatą Kupčinską.
Vaikilu. Palengim gyvenimą truputėlį. Ir dviejų kojų rankos kojų. Penki rankos. Toliau įsigime paskatinimo prizus. Paskatinimo prizus. Toliau paskatinimo prizus įsteigė Fotomenininkų sąjunga. Finalininkams, kurie praėjo finalą. Margarita Tropec. Nėra? Dabar. Niekas negali perduoti. Nesitikėjo. Gerai. Toliau Paskatmina. paskatinimo prizu apdovanota Dalia Matuzaitė. Nuo Fotomenininkų sąjungos Stanislovo Žvirto knyga Susipynusios vienamečių šakos. Yra ir autorius, gali gauti autografą. Fotografas yra. Aš žinau, kad čia šviesos likus geros. Pavirškiai kitų autografų. Toliau kita finalininkė buvo Vilma Samulionytė. Iš Kauno gal. Jos nėra, žinau, visai, kad nedalyvaus, perduosiu šiandien. Užsnygo. Toli. Kitas finalininkas Augustinas Remeika. Gal daug palinkta. Lygiu kitą kartą tiek daug, tik tai 20. Ne, malonu, bet daug darbo. Toliau dar sprendė komisija ir paskatino nepatekusius finalą, bet taip pat geras fotografijas pateikus ir į temą Ugnius Gelgauda. Ypač sveikinam, labai gražios fotografijos, o čia visai nedužinė. Dar viena paskatinamojo prizo laureatė Irutė Rinkevičiūtė. Ir VU fotoklubas paskatina Irmą Sujatovaitę. Ir dar vienas individualus prizas, kuris skyrė vertinimo komisijos narė Vėtrė Antanavičiūtė, bus skirtas Evaldui Kazlauskui. Atrodo, prizai baigėsi. Dar gali pasakyti. Kviečiame visus atsigaivinti arbatą, sušildyti teisingiau ir prisivaišinti sausainiais. Ačiū labai visiems atėjusiems ir prisidėjusius prie parodos darbo. Jeigu kas turi kokių priekaištų žiūrytai, mes pasilinkę dabar pasiryžę išklausyti individualiai. Bet to gal šiaip kas nors norit kažką pasakyti, visą laiką atvira vieta diskusijai. Vat yra svečių. Galbūt. Atvira platforma. Taip. Susitikti visiems. Turbūt visi individualiai nori pasakyti tada. Prašom visi prie arbatos ir sausainių. Išlaisim į trasą. Iš nei vienos Pabėdžiate ketvirtą auditoriją. Pabarškinat aš šiandien padaryti. Ten. Bet va šitas kažkada buvo. Viso geras kalba iš viso. Pasakyti tekstą. Žodama, kad klasikai nebereikia jos tęsti, visi einam prie realizmui, kas galėjo pagalvoti.
su technologija, su ta paskutinės fotografija, dalis filmavo tą technologiją. Bet irgi buvo labai dabar. Bet yra ir dabar. Nėra, nusinčiau aš šiemet, paprašiau man su žurnalistų. Turiu vieną. Manęs su Nikodemu. Žiūrėsite. Kada kartu, čia Putinas, kas gyventų kartu to gyvenimo su herojais. Pavyzdžiui, bet kaip pasakyti, negali parodyti. Ir ribų net nežino. Kaip tą atsivertų. Viktoras žino ribas su tais kaimėti. Ten viskas natūraliai. Ir svarbiausia, jis pats nenuskendo ten iki galo, čia galima nuskesti. Čia maždaug kaip daro tas Amerikoje Girčys. Girdėjo tokią pavardę? Ai, o jis irgi pagrindinė tendencija. Nori juos fotografuoti, turi būti jų bičiuliu. Turi su jais gulėti, su jais gyventi, kambarį. Kitaip neišeina geriau. O tas naujasis principas. Neturi būti nei priešas, neturi susirgti, turi saugotis, bet turi gyventi jų visą gyvenimą. O toks turi būti bičias. Tada išeina gera fotografija. Vadinasi. Tai pagal markės. Duokite aš užrašau. Labai gera diena. Tarp kitko 28 grūda. 28 grūda. Ką padarau? Kaip klausimas? Ką klausimas? Bet nepatikėt nieks nepatikėt. Atsimeni, kur buvo palapinė 8. Ne, aš dabar nesuveikti, todėl kad aš 92 metais buvau Vokietijos.
Paskui